Kada statydavo visus į vieną liniją ir sakydavo lygiuotis, bet čia ne mokykla iš tikrųjų, bet prašau moterys, vyrukai, ateikit tačiau. Ateikit čia. Prašau. Ir man tai žadu. O tai Kartu pat. tai babai. Per vidurį jį pasistatykit. Nu tai kartu gėlės. Gerai. Gerai, pasiruošiam. Na ir ryžių nereikia mėtyti, tai turėjo būti prie bažnyčios. Iš tikrųjų, tai yra ne laidotuvės, tai yra linksma šventė vestuvės, tad kai jie pasirodys, skambės pakankamai rami muzika, bet kai tik jaunieji praeis, kada nuskambės linkėjimo žodžiai, kada paragaus duonos, vandens ir druskos, tada visi labai garsiai ir džiugiai sveikinam aplodismentais, plojimais, priksenimais, na, žodžiu, kuo garsiau ir kuo efektyviau. Po to, kada jie paragaus duonos ir druskos, neskubėkit išsibėgioti, nes tokia eilės tvarka, kokia ir stovite, iš karto prieinate, pasveikinate, pasifotografuojate. Na, manau, kad viskas aišku, beliko laukti tik jaunųjų.